Sveiki visi ūkio žiūrovai, važiuojam į ūkį darbuotis. Eina savo, iki Pabradės tai buvo geras kelias. Nu kaip geras, vietom ledukas, o čia vien ledas. Kelionė šiek tiek prailgs, bet nedaug čia, 80 vis tiek išeina važiuoti. Tai žodžiu, šiandien didelė diena ūkį, dar ką tik gavau nuotrauką ir patvirtinimą, tai atvažiuoja pašarų ruošimo technika šiandien. Tai važiuojam į ūkį, apsidirbsim ir turėtų kaip tik atliekti. Tai va, šitos dienos laukiau labai daug laiko, nes bus didelė pagalba šienavime ir grėbime. Tai kaip jau aišku, jo, atvyksta dalgės, 2 dalgės ir grėblys. O kaip ir kas, pamatysi toliau, žiūrėdami eko ūkį. Gero žiūrėjimo. Toliau žiūrėdami būtinai nueinat, paspaudžiat prenumeruok mygtuką, palaikinat, pakomentuojat ką nors gero ir žiūrim eko ūkį. Ir šią savaitę turėtų dar vienas tralas atvažiuoti su kita įranga ir technika. Tai greičiausiai kelis kartus teks važiuoti į ūkį. Bet viskas gerai, iš tikrųjų norisi jau pabūt daugiau ūkyje, bet daug visokių aplinkybių, kurios neleidžia šiuo metu pabūti. Tai kažkaip, žodžiu, sunkus metas man, tiek darbo atžvilgių, nes darbo tai aš labai pasiilgstu. Čia mano hobis, mano mylimiausia veikla. Na, dar pažvejot mėgstu išlėkti, bet šiaip čia labai man sunkus dabar gyvenimo etapas, bet kažkaip įgyvensim, ateina pavasaris, daugiau šviesos, daugiau šilumos ir tikėkimės gyvenime bus tas pats. Ne, nu pas mus tai čia kaip visada Aliaska kažkokia. Jau Vilniui tirpsta viskas, čia atrodo, kuo toliau, tuo blogiau. Jau pas mus čia kitaip šiek tiek negu Vilniui. Apskritai, čia ir šalčiau, ir sniego visada žymiai daugiau, nu, žodžiu, čia žiema labiau siautėja. Žodžiu, šiandien pašiūrėse kaip ir nelabai buvo ką daryti. Vakar tėtis pašėrė, pakratė, šiandien tik tai miltą apsižiūrėjom. Ir jo, silosą jau šeriam, vėl šienainį. Atšilo šiek tiek orai, tai geriau. O pašiūrių stogai tai iki 20 cm sniego, tai viskas ten gerai. Tikrai nelūš niekas, bet toj parodysiu, kur gali lūžti. Tvarto stogas tai pakeistas prieš kelis metus, naujas sudėtas. Viskas čiki, bet va šitą tvartą tai ten sniego bele kiek. Ir dabar lyja. Kas gaunasi? Svoris kyla. Nu kažkaip. Čia tai viskas gerai su šitus stogus. Slidis karda čia to ir nučiuoš. Ten tai ne pyragai. Koksai stoginas. O, ir sniego kaip turi būti, ne. Nu, bet gal kažkaip. Tai ką, pagaliau. Nepavyko tik nufilmuoti visą iškrovimą, nes sudėtinga iš tikrųjų buvo. O čia va, ką dabar papasakot.
Grėblys Pottingerio šoninio grėbimo. Žiauriai geros būklės, iš tikrųjų išlaikytas kaip turi būti. Virinta užkabinimas, nes ant jėgos buvo pasukta, o daugiau nieko nėra. Pakeistos įvorės visos, viskas tvarkinga, gražu. Žodžiu, geriau ir negali būti. 2.14 metų. Technika prižiūrėta žiauriai gerai. Tada Pottingerio priekinė šienapjovė, jinai yra 21 metų, tik kelis sezonus atpjovus, paskui visą laiką stovėjo. Irgi būklė nepriekaištinga. Ir irgi šienapjovė galinė 2.14 metų. Čia 3-10 metrų, o ten dabar net ir nežinau. Irgi apie 3 metrus turėtų būti. Čia net nerasim, kur parašyta. Žodžiu, neradau. Bet apie 3 metrus irgi turėtų būti. Nu dabar pjausim. Pjausim greitai. Tik skreisim. Ir griebsim greitai. Ir rinksim greitai. Žodžiu, šitą techniką tikrai turėtų pagreitinti šienapjūtės darbus. Ką, lėksim dabar atgal namo ir šią savaitę dar kartą atvažiuosim, nes turi dar atvežti technikos ir įrangos. Tai va, smagiai, smagiai. Dabar sėdžiu, važiuoju ir galvoju. Blemba, dabar dar labiau sezono laukiu, kad išbandyt. Kad išbandyt techniką jo. O kur dar sezonas? Atrodo negreit, o iš tikrųjų mirktelsi ir jau pjaunam. Jo, dabar ko reikia, tai traktorius. Aišku, dar atveš technikos ir gyvuliam šiek tiek įrangos, bet traktorius jisai yra užsienį ir dar ten vyksta derinimai visokie ir viskas, tai dar neaišku, kada jisai bus. Bet su traktorium irgi neturėčiau jūsų nuvilt. Geras aparatas, tikrai turėtų būti geras. Tai va, ką jūs manot apie tokią techniką? Klaidą padariau ar ne klaidą padariau? Nu, naujos, niekaip nenupirkčiau. O dėvėta, gal tikėkimės neblogos būklės ir bus gerai. Į vidurius, aišku, neįlysi pasižiūrėti, kaip ten kas. Va, susitiksim tada kitą dieną, kai važiuosi į ūkį. Tai ką, vėl atvažiavom į ūkį. Čia dabar sugalvojam taip, suvarom visus į vidų ir tada supilam miltus. Einam. Einam į vidų. Einam. Opa, op, 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 op. Vakumai į vidų. Op, op, op. Tai va, ten viską susitvarkėm. Čia reikia dar pasikratyti. Nenori eiti lauką. Į lauką. Op, op. Op, op, op. Op, op, op. Op. Tai net nespėjau nufilmuoti realiai. Nupirkom papildų laižalų iš Virgilitos, ekologiški.
Ir Virgilita sertifikavo savo sandėlį, tai pilnai ekologiški, žiauriai geri laižalai, pažindenės padėjom, ištirpo iš karto. Čia dar biški turi, tai kelių dienų tik ir prireikė. Suvarė kaip medo. Atveža tėtis šiaudų dar šitai pusiai pakratyt. Plyšta rulonas. O dar ką aš noriu parodyti. Atėjo džiugus laikai į ūkį. Žiūrėkit, kokia mergytė. Jau guli su mama. Ane? Va. Žala tokia, žalumo turi ir baltumo, kaip mama turi. Tai čia viena, vakar. Telyčaitė. Ir o čia šiandien irgi mergaitė, nugiduokit nufilmuot, mergaitė guli. Irgi žala, kaip mūras. Šitą atsivedė ponė. Rasuoja kamerą iš karto. Gerai, einam. Dar ruošiantis sezonai grėblį pirštų užsakiau, nežinau, ant kiek jie lūžta dobilui, tai pastoviai reikėdavo, o čia pamatysim. Ir dalgiam peiliukų. Tai vat kas geras, nors ir metai skiriasi dalgio, ir nemažai, bet peiliukai tokie patys. Tai čia didelis pliusas, kad nereikės atskirai keitinėti. Čia dar turėtų šitas priekis kažkaip atsidaryti. Dar aiškinus, niekas man dar čia neaišku ir nežinau, kaip čia ką reikės daryti. Tai žodžiu, taip ir tampam fūras kiekvieną dieną. Ir tą fūrą, kur atvežė šienavimo techniką, tampėm ir dabar tampam. O dabar ką, parodysiu. Tai sakėt, reikia vartomo plūgo. Va, vartomas plūgas. Kvernelandas EG 100/100. Didelis plūgas. Hidrauliniai reguliuojamas užgriebis nuo 30 iki PM1, apvirtimas, viskas. Rimtas daiktas. Rimtas daiktas. Toliau. Priekinis svoris. Traktoriaus dar nėra, bet svoris jau yra. Tada verčiam loviai. Miltam bus puikiai. Ir dar vienas dalykas, kurį sakėt nusipirkti, tai taip ir padariau, kaip jūs sakėt. Tai va, nebeskaudėsiu akių ir nebus švaistomi pašarai, kaip sakot. Užsipirkom rulonų, nežinau kaip jos, ėdžias pavadinti, ėdžias, ko gero, rulonų gardai. 8 vienetai po 2 į kiekvieną pašiūrę. Tai brangus malonumas. Galiu pasakyti tik tiek. O toliau žiūrėsim. Pasiteisins, nepasiteisins, turi pasiteisinti. Tai va,
Su technika viskas. Liko paskutinis daiktas, tai yra traktorius. Šitam dar reikia šiek tiek laiko. Bet pagal plūgą jau galit maždaug nuspręsti, kas tai bus per traktorius, ne? Tokiam plūgui tampyti reikia gero traktoriaus. Galit pabandyti paspėliot, kokį traktorių planuoju įsigyti šitam žvėriui. Ai, tai dar ko neparodžiau, tai tentai dar šiaudam du. Atvažiavo vokiški, pasižiūrėjom, tentai kaip tentai, nelabai aš ką juose nusimanau. Tai žiūrėsim, bandysim rudenį apsidengti čiaudus ir dalį šieno, o dalį vis tiek daržiniai laikysim. Nes taip va, atsivežam po kokius 6-5 rulonus ir neblogai gaunasi. Jo, dabar liko vienintelio daikto sulaukti, kurio labiausiai ir laukia, bet dar reikės palaukti. Gal kovo mėnesį ir turėtų jau visai būt, bet dar reikės palaukti. O šiaip dar apie kiekvieną padargą, manau, kai dirbsiu su juo, daugiau pakalbėsiu, parodysiu. Pats dar nelabai žinau, ką ten galima rodyti, bet manau, kai dirbsiu, tai ir sužinosiu. O šiaip kol kas ir tiek ir būtų šitam video. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki!